Prieštaringai vertinamas šiaulietis dizaineris Modestas Navickas savo 30-mečio proga surengė jubiliejinę parodą, kurios ašimi tapo 3 visiškai skirtingų drabužių kolekcijų pristatymas. Šiaulių dailės galerijos visos ekspozicijų erdvės buvo patikėtos 30-mečio jubiliejų švenčiančiam šiauliečiui menininkui Modestui Navickui. Svečiams apžiūrėjus megztus gobelenus ir netradicinės mados fotografijas, Modestas Navickas vieną po kitos pristatė 3 drabužių kolekcijas, kurios tarsi atspindėjo jo kūrybinius pokyčius. Pirmoji ankstyvieji rūbai, kuriuos ekspozicijai paskolino ištikimi klientai. Antroji, kiek šokiruojanti ir žiūrovų prieštaringai įvertinta vyriškų modelių kolekcija. Ir paskutinioji lengvutė trikotažo fantazija ateičiai. Viešam žvilgsniui savo darbus pateikęs labai anksti dar mokydamasis profesinėje mokykloje, vėliau ėmęs kurti savo technologijas, paskutinį kartą ant podiumo rūbus pristatinėjo prieš 4 metus. Autorius aiškina, kad pertraukos reikėjo. Ateina laikas, tas momentas lūžio, kada su tam tikru išsilavinimu supranti, kad tu nieko nežinai. Ir tas depresijos laikotarpis išauga į brandesnius kūrinius. Per tą laikotarpį Modestas Navickas išbandė ir kitas kūrybos sritis, tačiau grįžo, kaip pats sako, pas pirmąją savo meilę – drabužių dizainą. Autorius mano, kad dizaineris turi būti beveik mokslininku, žinoti mados istoriją, raidą, išmanyti technologijas ir tik tada gali kurti savo. Todėl ir dabar jis tobulinasi, ruošiasi ginti menotyros magistro diplomą.